Tai nebuvo viskas taip greitai ir nebuvo toks užtikrintas žingsnis, žengiau, padariau, prasidėjo kilimas, žodžiu, vien tik tais klestėjimai, uždarbis ir visa kita, ne. Sveiki, šiandien esu svečiuose pas Simoną, stilistę. Iš tikrųjų, pati irgi seniai seku Simoną ir man jinai labai patinka. Netgi esu kelias konsultacijas pas ją turėjusi. Tai labas Simona, papasakok, pristatyk galbūt daugiau apie save pati tiems, kurie tavęs nežino. Labas, labai nustebinai pradžioje pasakiusi, kad turėjusi konsultacijas. Taip, stengiuosi kiek įmanoma atsiminti visus savo klientus ir turėti tą artimą ryšį, bet būna, kad turbūt užsimiršta. Taip, su Simona gyvenu UK, gyvenau Londone, dabar įsikraustėme ir gyvename už Londono ribų, tai kažkur, kur ramiau, sėsliau ir dabar save identifikuoju kaip stilistė. Net nežinau, nuo ko pradėti. Tiesiog, žinoma, kai atvažiavau, veikla buvo visai kita, buvo daugiau susijusi su teisinė sfera, tokia visiškai priešinga, bet jo, mano kažkaip visuomet buvo širdis, siela, esybė, viskas, kas susijęs su grožiu, su stilium, su aplinka, su estetika. Tiesiog ir mano net ir išsilavinimas, bakalaurai, kelis turiu, yra būtent susijęs su tuom. Tai Lietuvoje esu pabaigusi tokias įdomias, kaip ir studijas, net nežinau, kaip jos užsivadinti, nes kaip pasivadina, tai tokios labai stipriai skamba. Lengvosios pramonės technologija ir dizainas. Kaip ir galvotų, kad kažkas susijęs su mašinomis, bet iš tiesų tai yra būtent apie minkštųjų, tarkim, ar ne, audinių. Žinoma, tai galėtų būti baldai, tiek pat rūbai, technologijos, dizainas ir visa kita. Tai kaip ir sakoma, turiu visus tos pagrindus, ką reikia žinoti, iš ko statomas tas geras įvaizdis. O tiesiog atvykus į UK, po kurio laiko pagalvojau, kad vis dėlto noriu dar daugiau tos estetikos ir stilius aplink save. Tai pasibaigiau interjero dizaino studijas. Kaip ir vėlgi ne su stiliumi, ne su rūbais, bet vis tiek kažkas apie tai. Tai kodėl būtent stilius ir apsirengimo stilius, ne, tarkim, kaip minėjai, ir ne, interjero dizaino studijas pasibaigai, tai galėtų būti namų stilius, bet kodėl tu koncentruojasi į žmogų? Tiesiog teko padirbėti būtent ir namų interjero dizaino srityje, toje sferoje. Viskas man kaip ir patiko, bet turiu dar šiokią tokią kaip ir ydą, kaip ir daugelis mūsų, turiu silpnybę tokią kaip ir kontroliuoti. Taigi man suvaldyti, tarkim, ar ne, didelės erdves, statybos būdavo, nes kartais pradėdavau projektus nuo, ta prasme, pačių pamatų. Tiesiog buvo labai sudėtinga ir aš negaudavau to vadinamo tinkamo rezultato, pasitenkinimo ir tiesiog grįžau į tą moterišką esybę, nes visuomet turėjau tą tokią aurą, nes ir pas mane planetose, kiek yra darę visokių ten analizių, Venera vyrauja ten top, tai žodžiu, labai esu su moteriška galinga energija ir tiesiog norėjau su moterim dirbti. Man patikdavo, tą darydavau natūraliai, tiesiog net nedarbo pobūdžiu, pradedant nuo mokyklos laikų, ties apsirengimas, rūbų pasitvarkymas, draugių sustigavimas, kaip mes ten apsirengsim, pasidarysim, ką toliau, kaip veiksim, tai žodžiu, tiesiog tas buvo manyje visuomet. Ir tiesiog atėjus tam tikram momentui, turbūt tinkamam laikui, nes vis tiek kažkada taip įvyksta, atsiranda tas tinkamas laikas, prasidėjo būtent ta veikla, kuri prasidėjo būtent tik dėl edukacinio pobūdžio, tiesiog norėjau daugiau moterų skleisti tą vadinama tokias ir technologinės žinias, tas stilizavimo stilius nėra vien tik tai, ką išjaučiam. Taip, kitam tai yra duota, tai yra gal toksai, kaip sakoma, duotybė, iš savęs turi tą supratingumą ir tą skonio pajutimą, žinoma, jis yra lavinamas, bet kitais atvejais tą galima šiek tiek apeiti, žinant tam tikrus techninius niuansus. Tai būtent tokiu pagrindu, žinodama daug tokių dalykų, nes vis dėlto mano išsilavinimas leidžia žinoti ir tam tikrus nuo spalvinių gamų, nuo techninių ir visokių parametrų išsidėstymų, pritaikyti ir žmogui, ir figūrai, ir tiesiog norėjau pateikti tą visuomenį, pateikti normaliai moteriai, ne, tarkim, ar ne, puikiai žinomai žvaigždžiai, arba tiesiog tik tam tikram sukoncentruotam kontingentui teatro ar kino, tai būtent tuom ir prasidėjo viskas. Tai kada jau tas tavo hobis, nes kaip suprantu, tu vis tiek čia kaip ir hobis ar ne veikla, kurią myli,
Kada tu pradėjai tai monetizuoti, ar ne? Kada tai tapo verslu, jeigu taip galima įvardinti? Tai nebuvo viskas taip greitai ir nebuvo toks užtikrintas žingsnis, žengiau, padariau, prasidėjo kilimas, žodžiu, vien tik tais klestėjimai, uždarbis ir visa kita. Ne, tai buvo, kaip ir sakau, pradžia, tokia labai altruistinė, tokia labiau edukacinė. Iš tiesų tikrai daug laiko skyriau ir dariau tą tiesiog visiškai be jokio profito, be jokio income. Dar taip pat subūrusi esu ir merginų komanda, kurios man žinoma paantrino, padėjo, mes esame įvykdžios įdomių ir projektų. Ir tai prasidėjo galbūt 2017 metais, turbūt tokie pirmieji tvirtesni, tokie daugiau gal didesnę sklaidą turintis toksai projektas, tas visas, kaip sakoma, stiliaus reikalas, pamatė moterų begalinį didelį susidomėjimą. Tai buvo vienas toks iš pirmųjų, netgi būtent kas lietuvių tarpe, toks kaip ir nežinau, čia ne kaip projektas, kaip ir visas tas dalykas, nes tikrai, jeigu mes sugrįžtumėm atgal, jeigu pabandytumėt paanalizuoti, tais metais, kaip 2017, tų pačių asmeninių stilistų, kurie dirbtų paprastai su bet kurio tipo ir ne moteriam, kaip ir nebuvo, tai nebuvo populiaru, tai daugiau traktuojama buvo kaip tiesiog prabangos sfera, prabangos paslauga, kurią tinkamai pasirenka būtent, kaip ir sakau, tai kino, teatro, televizijos atstovai, galbūt tuomet ar ne vieši asmenys, bet tikrai ne tie, kurie kiekvieną normalų gyvenimą gyvena. Tai va būtent nuo to prasidėjo, nuo to kažkaip tai gal manau metų laikotarpį užaugo tas pasitikėjimas. Žinoma, tuomet tada jau pradėjo plėstis ta veikla ir apskritai jau plisti, ne būtent, kad toje, ką mes, tarkim, ar ne atlikome su merginomis, bet ir Lietuvoje labai atsirado, tarkim, ar ne tos būtent srities atstovių, kurios dirba su, kaip sakau, žemiška publika. Na ir tuomet, manau, didysis pakilimas ir tiesiog turbūt jau kaip viskas, kaip sakoma, perėjo jau į verslo pusę, tai žinoma įvyko per COVID-ą. Kaip ir daugelį. Gerai, tai vis tiek COVID-as, nelengvos sąlygos, ar ne? Kokie tie buvo pagrindiniai iššūkiai įeiti į tą rinką? Į tą rinką kaip ir buvo ne iššūkiai, kaip ir nebuvo sunku dėl to, kad daugelis žmonių buvo priversti sustoti, priversti užsidaryti tam tikroje erdvėje ir vienintelis kanalas, kurie galėjo pasiekti, tarkim, visuomenę, tarkim, ar ne aplinką, tai buvo socialiniai tinklai, tai buvo būtent online visas tas toks, kaip sakoma, paslaugos, online gyvenimas, nes tiesiog mes realaus to fizinio gyvenimo, tam fiziniam gyvenime mes buvom stipriai apriboti. Tiesiog net ir pats išėjimas, keliavimas buvo stipriai ribojamas ir gan ilgą laiką. Tai būtent šitos sąlygos padėjo daugeliui perkelti savo paslaugas arba jas sukurti būtent tokiu ar ne nuotoliniu būdu. Tai tas pats stilizavimas, tas pats kliento susibūrimas ar ne, ta pati auditorijos sukūrimas vyko tuo metu, nes vėlgi mes galėjom daugiau laiko skirti turiniui, galėjom daugiau sukurti, tarkim, įdomesnės temas ir prisitraukti prie savęs žmonės, nes žmonės neturėjo eiti į darbus tam tikrais ar ne atvejais, jie daug laiko praleido namuose, žiūrėdami ir ieškodami šiaip su kažkuom tai pabendrauti. Tai būtent tuomet ir prasidėjo tas, kaip sakoma, visas paslaugos sukūrimas. Bet tai nebuvo po to sunku grįžti jau, kai viską atidarė, ar ne, dėl to, kad vis tiek žmonės natūraliai pradėjo sėdėti galbūt mažiau socialiniai medijoje, ar nebuvo po to sunkus vėl tas shift po COVID-o atgal į verslą? Aš niekada ir negrįžau į tą fizinį servisą, nes buvo prieš COVID atlikinėdavom ir tos fizinius tokius ir konsultacijas, toliau pati vesdavau ir apie stilių susijusius seminarus, tokius kaip ir pamokėlės, nenoriu tai pavadinti labai skambiai, bet tiesiog po viso to tas toks patogus nuotolinis būdas tapo labai priimtinas klientui, paslaugos kaštai ir, tarkim, laiko atžvilgių tapo vėlgi labai geras balansas tarp kliento ir, tarkim, ar ne manęs paslaugos teikėjo.
Ir tiesiog tas būtent ta terpė, jinai tiek augo, kad nesudaro jokio poreikio sugrįžti būtent į tą fizinį kontaktą ir, tarkim, ar ne, plėsti tam tikrais atvejais, tam tikras sferas. Atlieku kartais, bet tik tai dėl asmeninio tokio, kaip sakau, energetinio pasikrovimo ir fizinius susitikimus, tai būna 2 kartai per metus. Dažnai aš tą irgi akcentuoju, kai prisijemu užsakymus, tuomet tada atiduodu, pasiemu viską, ką galiu iš kliento energetiškai. Ir tada vėl grįžti į savo būtent nuotolinio tokiu būdu, darbo sferą, darbo tokį servisą tiesiog. Tai socialinė erdvė, kaip suprantu, groja labai didelį vaidmenį, ar ne? Dabar jau jeigu išimtų socialinę mediją, tai būtų labai sunku persiprofiliuoti į kitą, tarkim, ar ne kanalą, bet jeigu apskritai, tarkim, nutrauktų būtent tokį ryšį su klientu, su kitu žmogumi, kuris neturi, kur distancija visiškai neturi mums jokios esmės, būtų, manau, ne būtent man, bet visiems būtų be galo sunku, nes šiai dienai tai yra pagrindinis kanalas žinių, bendravimo, socializing, tarkim, ar ne, net laisvalaikio praleidimo, mokymosi, visko, nuo ko pradėsime, apart tik tai to, ką reikia labiau tikrai fizinių rankų gydymas ir net gydymai vyksta iš tiesų tiesiog nuotoliniu būdu, bet tie, kur rimtesni taip, kur reikalauja fizinis, tai visada liko ir liks, bet visi kitos paslaugos, jos jeigu nutrauktų tą vadinamą nuotolinį būdą, tą visą socialinį ar internetinį, nežinau kaip teisingai pavadinti, manau, būtų blogai. Tada norėjau dar paklausti tavęs, Simona, apie tvarumą. Labai daug yra tų šeinai, dažnai greitoji, pigioji, kur moteris labai dažnai perka. Aš nesakau, kad tas yra labai blogai, bet kadangi mes žinom, kokiam ten sąlygom gimsta tie visi produktai, ar ne, kas liečia tą sustainability vadinamą, ar ne, planetos ir taip toliau, ką tu apie tai galvoji? Oi, tai yra gili tema, čia tas pats, kas pradedant kalbėti, kas valgo, ko nevalgo, kaip mes saugom, kaip nesaugom, su kuo važinėjam. Taip, žinoma, aš to nepropaguoju. Yra tam tikri niuansai, kur galima pamanipuliuoti ir galbūt rinktis tam tikroje vietoje tą greitąją, vadinamą, ar ne tą greitąjį segmentą, bet būtent tie, kurie propaguoja netgi viešą torčinimą, tarkim, kankinimus, vadinamai vis tiek ten yra išnaudojami ir nepilnamečiai vaikai, silpnesnės ar nelytis ir visa kita. Tai žinoma, aš to nepropaguoju, net neskatinu net ir savo tiek asmeniniam profilį, tiek darbiniam profilį, arba dirbant ir su klientais asmeniškai sudarinėjant servisus, kad būtent naudotis super, tarkim, tokiais greitais, galbūt nekokybiškais, galbūt ir toksiškais dalykais, dėl to, kad vėlgi ten analizuojant visas sudėtis ir visą kitą, atrandama ir visokių kenksmingų dalykų, kurie įtakoja ir kitus reikalus. Pati, kiek įmanoma, agituoju, žinoma, suprasdama ir savo klientą, suprasdama savo publiką, kad pagrindinius dalykus, kuriuos mes galėtumėm naudoti metai iš metų, mes renkamės apgalvotai, galbūt pataupant, jeigu, tarkim, ar ne, yra biudžeto klausimas, ir nesirenkam greitai, kas gali būti nenunešiojama, išmetama ir greitai pakeičiama, nes vis dėlto atrodo tuo metu sumos, tas, tarkim, suma labai adekvati, bet nepagalvojam, kad tai vartojimas, į to daikto gyvenimas visiškai neadekvatus. Tai labai agituoju ties tokiais stipresniais lifetime siluetais, tarkim, ar ne, pasirinkti šiek tiek kokybiškesnį, atrinktą, apsvarstytą, perskaitytą etiketę produktą ir tuomet jau tada žiūrėti, kaip tiesiog laviruoti ir mažiau derinti to, ko nereikia ir kur nereikia tiesiog nei energijos, nei paskatinimo būtent tom kompanijom, ar ne, ar kaip ten jas pavadinti, tai dabar augimui. Pačią, kokie dizaineriai ir galbūt epochos tave inspiruoja, ar ne, ką tu galbūt pati labiausiai mėgsti, ką galėtum išskirti iš tų jau tokio aukštosios mados klasikų, gal žinai? Tokių haute couture ir visų dalykų, žinoma, tai yra tiesiog maistas akim, pasižiūrėti gražu ir tiesiog ir kiekvieno to aukštesnio dizaino namai išleido savo tam tikras kolekcijas, turi tų tokių kabliukų, kuriuos tu pasižiūri, įsižiūri, paskui bandai galbūt pritaikyti tam tikrais atvejais, jau pasirenkant iš daugiau žemiškos produkcijos. O pati mane pačią labai imponuoja moteriškumas. Tai jeigu, nors kartais ir atrodo toksai įdomesnis, grubesnis stilius, bet man labai svarbu, kad išliktų kažkiek tai visame įvaizdėje tos moteriškos esybės.
tai man pradžia, tai būtų būtent tas pirminis konceptas Dior, kuris turi ir to griežtumo, bet to pačiu labai stipriai susikoncentravęs yra ties moters būtent silueto pateikimu, jeigu pereitume prie istorinių visokių faktų vadinamai, tai būtent jie yra, kurie pradėjo konstrukcinius švarkus kurti net visų tipų figūrom, kurie ypatingai suformuotų moterį, bet patogiai, neįsivaržytų, bet suformuotų juosmenį, moteriškus klubus, galbūt vėlgi pagal proporcijas atitinkamai kažkur praplėstų, kažką susiaurintų. Tai labai patinka būtent šis dizainerių, tarkim, konceptas. Žinoma, daugiau iš tos tokios labiausiai žinomos mados, tai vėlgi Chanel turi savotišką tokią griežtesnę, konservatyviškesnę, taip teisingai tariu, klasiką, tai vėlgi turi irgi labai įdomių detalių, kurios irgi tiesiog visam gyvenimui yra, jos buvo prieš 70 metų aktualios ir mes šiai dienai drąsiai galime jas pritaikyti dienos įvaizdyje, pasirenkant pagal savo atitinkamą norą, skonį ir visą kitą. Tai manau, tokie būtų labai jau nuobodus ir aiškus, ar ne, pavadinimai Dior. Chanel labai daug naujų dizainerių yra, kurių tiesiog jie vėlgi kuria tą konceptą, bet jie kuria būtent pagal visus tos pirminius, klasikinius, bazinius pagrindus ir būtent tuom vadovaujasi. Taigi didžiausios sėkmės ir sulaukia būtent tie brandai, manau, mano nuomonė ir ką matau, kurie tiesiog alsuoja kažkokią moterišką energiją, kurie tiesiog nori tas moteris perteikti į tą, vėlgi sugrįžti į tą moterišką, kaip sakoma, esybę. Tai gal kažkaip taip labai neišplečiant būtent apie tai. O pati niekada negalvoji kurti? Kad kurti linijas, kurti kažką kaip produktą, tai būtent rūbo atžvilgiu, ne, kad tiesiog išleisti, nes tiesiog nesijaučiu, kad norėčiau pateikti tam tikrą produktą, kuris tiktų pagal mano supratimą, mano publikai, mano konceptui, nes aš, kaip sakau, dirbu su moteriam, kurios gyvena gyvenimus čia ir dabar. Taip, visi, kaip sakoma, baziniai siluetai yra sukurti ir jie tiesiog yra naudojami, tai man tai tiesiog pakartoti, ar tai sportinio, ar ne, bliuzono, tai ką sakau, yra topo siluetą, ar kelnes, ar kažką, tai vėlgi nėra to tokio, ne tai, kad impulso, bet tiesiog negaunu aš to drivo. Dėl tam tikrų niuansų, kuriuos aš, tarkim, ar ne pasilaikysiu savo, taip yra idėja, kaip toliau keltis ir tarkim, ar kažkokį produktą įdomu sukurti ir visą kitą, tai taip, bet to, ko dar nėra tinkamai pasiūlyta rinkai, tai vat, gal tokia būtų daugiau toksai vat, noras, o daugiau. Už savo kūrybą pasileisdavau, nes daug rūbų tiek mokyklos laikais, tiek studijų laikais, net ir būnant ir šiuo metu, siūnosi individualiai tam tikrus siluetus, tai tiesiog turbūt tą pasitenkinimą ir gaunu, susikūrus kažkokį minimalų jo. Tai tiesiog o ten galėčiau biškį pakrapštyti ten, kur tu sakai, pasiliksiu savo. Galim, tai būtų labai... Pasidalink, prašau. Dalintis daug negaliu, nes, kaip sakoma, reikia pasilaikyti gerus dalykus savo ir paskui jau, taip kaip sakoma, galingai ar ne pranešti arba darbais, o ne žodžiais, tai aš tiesiog ir noriu to vadovautis. Bet taip, dirbant tiek metų su moterim, dirbant, kaip dar kartą ir kartosiu su žemiškom moterim, kurios save reprezentuoja čia ir dabar, ne foto, tarkim, ar ne nuotraukoje, ne video, nes vis dėlto tai yra vėlgi visai kitas gyvenimas. Tai yra vienas reikalingas produktas, kurio kiek išbandžiau, kiek dariau, kiek su klientėm ieškom, jo nėra ir tikrai noriu atidirbti visas technologijas ir gauti tą, ką noriu išgauti ir tik tuomet aš jau jį, kaip sakoma, tą kūdikį išgimdžiusi, jo papušuosiu. Bet taip, tai bus moterims sukurtas produktas, kuris yra reikalingas tikrom normaliom moterim, kurios gyvena gyvenimus ir kuriuom reikia daryti kažką. Gerai, tai dabar vėl toks klausimas, kur dažnom moterim, ypatingai pašnekovim, ar ne, užsimenu, tai va, tarkim, tavo mergaitė maža dabar svajoja būti stilistė. Ką tu jai patartum, nuo ko pradėti ir kaip tą veiklą paversti verslu? Aš suprantu, kad mergaitė jūs tiesiog įdedate į kabutes, moteris, kuri jau daugmaž žino, ko nori ir nori išsibandyti save srityje. Tai aš manau, kaip ir kiekvienoj srity, tiesiog reikia eiti ir daryti.
eiti daryti, bandyti, jeigu trūksta žinių, ieškoti šaltinių, ieškoti inspiracijų ir būtent iš ten semtis idėjų. Vėlgi, būtent mano sfera, tai jau šiai dienai taip yra, jau ir atitinkamos studijos, nors kai aš pradėjau ir pati studijavau, tikrai nebuvo nei universitetinio, nei koledžo įsilavinimo, buvo daugiau kursų pagrindų, kuriuos pati irgi šiek tiek pasibaigiau. Taip, tiesiog ieškoti žmonių, kurie atlieka, tarkim, tą vadinamą sferą, jie daro ją gerai, jie jums imponuoja. Tai būtent, aš manau, tai būtų pirminis taškas tiesiog nuosekliai, nuoširdžiai juos sekti, gauti kiek įmanoma informacijos, mokėti pasiimti iš aplinkos, nes aplinka, jeigu jūs patys esate atviri, duoda jums viską, tai ir tiesiog drąsos, nes visur visada yra vietos ir tau, ta prasme, vietos kiekvienai profesijai, kiekvienam servisui, jeigu jūs tikrai esate pasiryžę tą daryti. Tai aš manau, čia būtų toksai motyvacinis to, o daugiau iš techninės pusės taip, reikia turėti ir žinių. Tai tas žinias, kaip ir sakau, arba renkamės iš edukacinių įstaigų, iš žmonių, kurie jas suteikia, arba tiesiog vėlgi knygos, internetas šiai dienai tai yra toks platus spektras, kad mes tiesiog pasimturim. O taip pat kažkokią programą negalvojai, jeigu kažkas norėtų sekti tavo pėdomis? Ne, negalvoju. Motyvacinių tokių pasisakymų, aš tiesiog tą dažnai agituoju kai kuriais momentais tiesiog lengvai prieinamoje viešoje erdvėje, galbūt ateityje daugiau tai šnekėsiu, bet būtent, kad sukurti edukacinę programą, kuri būtų tikslingai nukreipta ar ne, ir kaip nukreipti tam tikrą ar ne specialistą, manau, kad šiai dienai kol kas nebent jei išdirbsi dar minimum 15 metų, kur sukursi tikrai bagažą, žinosi tikrai tam tikras pasitvirtinusias kryptis, technologijas ir tarkim, stiprius tokius argumentus, tai žinoma, tuomet būtų tikslinga, bet tiesiog parduoti tą informaciją, kurią jau ir taip galima gauti, ar tai pakankamai, tarkim, ar ne esminių studijų metu, ar tiesiog atsirenkant tam tikrose vietose, aš manau, dar kol kas nėra poreikio ir šiaip neturiu, kaip ir skambėtų ar ne, kad ir prasidėjus projektui turėjau edukacinį ar ne, tą tokį norą, bet kad būti ta mokytoja, dėstytoja. Mokytos kaip kurias nenori? Nenoriu, nes aš vis dėlto jaučiu atsakomybę, kaip ir vėl sugrįšiu prie to, aš noriu maksimaliai paruošti kiek įmanoma, arba bent jau atiduoti savęs, jeigu įmanoma, kad gauti informaciją, o žinoma, jau nuo žmogaus čia individualiai bus atitinkamai, kas norės ir kiek norės pasiims. Tai tada į tą pačią temą papasakok daugiau apie Make Me Stylish projektą. Tai tas Make Me Stylish ir buvo gimęs 2017 metais. Aš dar tuo metu dirbau visai ką kitą ir tuomet, sakau, vedina to tokio noro kažką gero padaryti tom moterim, kad gražesnės visos pataptumėm, sukūriau būtent tą tokį kaip ir pradinį projektą, kuris augo labai stipriai, labai greitai, buvo labai populiarus, labai greitai jisai užaugo į gana didelės, aš galiu pasakyti, net aukštumas, nes tada tikrai nebuvo tiek daug tokių apie nieką vadinamai grupių. Būdavo kokie, tarkim, virėjos, kokie pliotkai, kažkas tokio, o čia vis dėlto buvo toks kaip ir kažką duoda, bet to pačiu apie stilių, kaip pafetiška, tai čia tik rūbai, bet iš tiesų pasimačius poreikiai jis užaugo. Tuomet atėjus tam tikriems pasikeitimams mano asmeninėme, tarkime, rate ir visą kitą, jis šiek tiek aprimo ir tuomet aš vėl tą projektą tiesiog daugiau asmeninių vardų, kartu einant su būtent šituo ar ne vardu Make Me Stylish, užsiauginau, kaip sakau, nuo COVID laiko ir jis jau, kaip sakoma, tvirtai atsistojęs mažais žingsneliais, ne taip drastiškai kaip pirmas kartas buvo, kyla ir jis turi labai didelį potencialą. Ilgamečiai projektai. Tai šitas Make Me Stylish projektas ir yra tavo toks, kuriuo tu labiausiai didžiuojies, ar dar yra kažkokių kitų tavo projektų, kur tai pagalvoji ar galvoji, padariau aš čia. Jeigu bendrai, nes Make Me Stylish yra toks apibendrinimas. Taip. Nes būtent po Make Me Stylish vyko labai daug visko. Vyko projektų, asmeninių pasikeitimų, tarkim, net tų pačių vadinamų kursų paleidimų. Daug visko įvyko. Tai jeigu taip, tai bendrai taip. Make Me Stylish tai yra tas, kas dabar mane labiausiai džiugina, kas mane tiesiog motyvuoja toliau daryti, nesustoti. O jeigu mes pradėtumėm, tarkim, ar ne,
išskirstyti, tai vėlgi tai būtų pagal turbūt situaciją ir pagal dienos nuotaiką, nes atrodo vieną dieną, kad labai didžiuojasi būtent tuo, anu ar trečiu, kitą dieną atrodo, kad labai tvirtai ir stipriai dirbome mes tam tikruose, tarkim, fotosesijų stilizavimuose, kitur, bet asmeniniuose pasikeitimuose. Tai tiesiog, manyčiau, kad geriausias būtų apibendrinimas būtent to va tokio pilno Make Me Stylish paketo su visais up and down. Gerai, tai irgi tradicinės klausimas, ką užduoda visiems pašnekovams. Ar yra planų grįžti į Lietuvą ir kodėl, jeigu taip, pagrįsk atsakymą ir jeigu ne, irgi prašau pagrįsk. Į Lietuvą mes dažnai su šeima, tiek pati, tiek dėl klientų, dėl projektų grįžinėjau gana dažnai. Ar aš norėčiau tenai susikurti savo namus? Kol kas gal ne, nes tiesiog kaip ir jaučiuosi, kad ten mano namai, bet vėlgi suaugusi, metam bėgant, pagal poreikius atrandu, kad pasaulis yra toks didelis ir tiek visko mes norime visur pabūti, kad tiesiog į vieną vietą apsistoti amžinai tiesiog yra labai toks neadekvatus pasakymas. Tai nemanau, kad ir UK bus mano amžinai, kaip sakoma, namai. Nemanau, kad į Lietuvą dabar grįšiu. Taipogi net negalėčiau atsakyti, kurioje šalyje dabar matyčiau save artimiausius 10 metų, bet manau, kad toks žmogus esu kaip ir pastovi, bet to pačiu mėgstu kaitą. Tai tikrai teks apsistoti ne vienoje šalyje ir sakau, labai dėkinga esu šiai dienai, kad tos technologijos, kad būtent servisas, kuris vyksta nuotoliniu būdu, yra tiesiog priimtinas kaip normalus fizinis patas, kaip sakoma, visas toksai darbas ir mes galim dirbti iš kur norim, kaip norim ir gyventi tiek, kiek mums jau duota. Labai noriu tau, Simona, padėkoti už šiandienos pokalbį, kad priėmei į savo gražius namus ir labai malonu buvo su tavimi asmeniškai susipažinti pagaliau ir ačiū už malonų pokalbį. Labai ačiū, kad atvykot, labai ačiū, kad skiriat dėmesį, kad įdomu ir labai džiaugiuosi.